Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Nemalonus įvykis Telšių mieste prieš porą dienų. Telšiuose prie Zaks kalno buvo įvykdytas nusikaltimas, galimai nusikaltimas. Buvo užpulta mergina, nepilnametė, 14-metė mergina. Užpuolėjas užpuolė merginą. Tikslai yra dar nenustatyti, kad buvo užpulta, buvo panaudota prievarta ir viskas būtų pasibaigę greičiausiai liūdnai, jeigu ne pro šalį ėjęs mūsų tautietis suraitė tą įtarimai ir perdavė policijos pareigūnams. Mergaitė 14 metų, ten procedūros pradėtas, galimai ir pasikėsinims išprievartauti, o galbūt ir baisiau. Tai vat, ir įvykis aš sužinau tik tai iš liudininkų sužinau. Kreipiausi į policiją, prisistačiau, kad savivaldybės tarybos narys. Informacijos reikia apie drąsų žmogų, kuris išgelbėjo merginą iš Kryperio. Duomenų apie tariamą nusikaltėlį mums nereikia. Tas žmogus jau yra, koks žmogus, antžmogis, yra sulaikytas ir jo veiksmus įvertinęs teismas. Ir manau, kad jis artimiausiu metu nebepuldinės merginų. Aš norėjau sužinoti tuo vardą, drąsaus žmogaus, didvyrio vardą, kuris neįsigando, galėjo bandytas panaudoti ir ginklą, ir peilį. Ir žmogus rizikavo savo sveikatą, gyvybę, išgelbėjo nepažįstamą mergaitę. Mergaitė pasirodė dar ir ne mūsų pilietė, yra ne Lietuvos pilietė. Tarptautinis skandalas. Policija nenorėjo bendradarbiauti. Ne šiaip koks eilinis pilietis skambina ir prašo duomenų iš policijos. Tarybos narys, žmonių atstovas rinktas, valdžios atstovas, iš savivaldybės, ne iš kokios lempėvės skambina. Ir policija bendradarbiauti nelabai linkusi, gaunu atsakymą, bet nelaukęs atsakymą parašiau raštą mūsų merui, Telšių merui Katkui. Parašiau laišką, lakonišką laišką, raštą parašiau, kad meras artimiausiam tarybos posėdį, ketvirtadienį bus posėdis tarybos, pakviestų tą drąsų žmogų, tą didvyrį į tarybą, kad galėčiau aš jam paspausti ranką asmeniškai, kad meras savivaldybės vardu žmogų apdovanotų atminimo dovaną ir piniginį prizą įteiktų. Tokių žmonių pas mūsų Telšių rajone yra labai nedaug. Labai nedaug. Tokių, kad išgelbėtų merginą. Įsivaizduojat, kas buvo galėtų pasibaigti. Aš pats turiu dukrą 14 metų. Tai va, iš mero aš atsakymą negavau. Policija ant rytojos atsiuntė atsakymą, parašė: labas rytas, dėl vakar dienos pokalbio galiu informuoti, kad žmogus padėjęs sulaikyti įtarimai bus įvertintas pagal Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko sprendimą. Kada ir kaip dar nėra žinoma, nes negalima imtis jokių veiksmų, kadangi vyksta tik teisminis tyrimas. Dėkojame už jūsų susidomėjimą. Gražios dienos. Policija parašo. Dėkojame už jūsų susidomėjimą. Tai mano pareiga. Reiškia, policija bendradarbiauti nenori. Tyliai, ramiai, mes nieko nesužinom, policija su visuomenė kažkaip nedirba, keista. Meras, jei būtų meras, išsikviestų komisarą ir paprašytų pasiaiškinti, kas kad komisaras ir nepavaldas savivaldybei. Nesvarbu, nedrįstų neateiti komisaras, bet tik meras nueina tik per šventės pasveikintas, mūsų meras yra absoliučiai tušti vieta. Tomai Katko, jūs darot gėdą man ir mano tautai. Toks įvykis, tokių žmonių, kuris išgelbė merginą, nepažįstamą nuo maniako kažkokio, nuo išgamos. Tokių žmonių nėra, aš nepažįstu tokių žmonių. Toks žmogus turėtų būti garbės pilietis. Ir turi būti garbės pilietis. Jis rizikavo gyvybę. Jis rizikavo, tai ne jo vaikai, jis galėjo eiti praeiti pro šalį. Ne, be žmogus, tai vot pilietis. Tai pavyzdys visiems, mes turim rodyti pavyzdžių jį. Aš noriu su juo susipažinti su žmogum.
Meras tyli, policija tyli, jie apdovanos, visgi policija bus įvertintas be komisariato viršininko sprendimų, įvertintas, jie apdovanos tą žmogų. Aš irgi noriu, tam dovanų aš neturiu, bet paspausti ranką taip, kad visuomenės prašau, mūsų meras yra be iniciatyvos, Tomas Katkus yra, ne meras, jis nebus niekada meru. Aš prašau žmonių, gal kas žinot, kas tas drąsus žmogus, aš tik paskambinsiu, aš jam padėkosiu šiam. Aš jam padėkosiu už drąsą, už narsą, už pasiaukojimą, už pilietiškumą. Tokie turi būti visi. Ir mergaitė dar ne mūsų ukrainietė. Tai skandalas tarptautinis. Rusiški okupantai neprivartavo tų moterų Rusijoje. Banditų valstybė neprivartavo. Pabėgo nuo karo, pabėgo nuo banditų. Čia jau aš šnekėjau su ukrainiečių bendruomenė. Jie sako, mes netikėjom. Toks miestas ramus telšiai. Tai nėra pas mus tokių nusikaltimų kaip didžiuosius miestai. Tai tiesiog nepatikėjo. Pasirodo, nėra ramus telšių miestas. Telšiai yra mieste gyventi pasirodo pavojinga. Policija, aišku, nenori viešinti, kad viskas policija dirba. Telšiai yra nesaugus gyventi. Socialdemokratų valdomi telšiai yra nesaugus gyventi. Nežinau, per tarybos posėdį kelsim tą klausimą, kodėl meras tyli. Tai gerbiami telšiškiai, aš prašau jūsų pagalbos. Kas tas žmogus? Aš noriu jam paspausti ranką padėkoti. Tai ir didvyris, tai yra pavyzdys. Visiems savo vaikams aš statau pavyzdžių tokius žmonės, o ne tuos visokius ištižėlius, kur pas mus yra garbės piliečiais, visokie yra skelbiami gėda. Toks žmogus yra garbingas žmogus, tas yra garbingas žmogus. Tai prašau jūs pagalbos, gerbiami telšiškiai, jeigu žinot, kas tas žmogus, prašau mane informuoti, aš paskambinsiu, aš noriu jam paspausti ranką. Ačiū už dėmesį.